kiekvieno bus rimti reikalai, nors jis valdosi sielą. Aš vis dar kvepuoju, nes kažkur esi tu, žemės vyksta po kojom, turi bėgti kartu. Reik keltis ir eit. Vienas, 2, 3, 4, 5, čia 5 vadinas. Vaizdą, tu. Taip, užeik. Nu, tai ko beldė juk, visi savi, drąsiai. O ką, žinau, ką jūs čia veikiat? Nu, kokie įtarinėjimai dabar, jėgi sekretorės neturiu, tik tai tave. Na, šiaip nemėgstu, nepasimeldus. Nu, pavedimus padarei daug čia. Nepadariau. Nu, kodėl? Reikės paskubėk, rangovai ant galvos lipa jau. Tai yra neįmanoma. Kodėl? Sąskaitos užblokuotos. Nu, advokatai sudirbo, kad užtikrintų ieškinį. Vat, Iglė. Visai tėva. Jeigu jau visi kabins į koją, kai koks buldogas nepaleis. Tai gal pasikalbėkit su ja? Nieko nepadės, beviltiška. Jeigu jau prasidės su advokatais, tai jis iki galo. Tai ką daryt? Taip, čia gali tęstis mėnesį, 2, 3, pusę metų. Žinai ką, aš paskambinsiu pažįstamam teisininkui. Gal jis turėjo kažkokią panašią situaciją. Kurgi iš čia nieko nematau be akinių. Taip, kaip jo pavardė, iš S raidės. Все, давай, Фердинанда, užeinam, sandalikų nesimaunam. Va, namai, sakosi, namučiai. Tai, nu, tok, padėsiu. Jo, kaip sakosi, man namai, tau namai. O tau namai, ne tau namai. Jo. Ach tu. Klausau. A tu supranti, kas čia darosi, ką? Aš apie Iglę, apie kągi daugiau. O atidavė jai namą, o jinai dabar užleido advokatus. Klausyk, greitai atvažiuok čia, reikia spręst, ką daryt. Greitai tik tai. Atvažiuosiu. Tai gal aš eisiu? Ne, kur tu eisi? Kur tu eisi? Reikia galvoti, ką reikia daryti su tais pavedimais. O, žinai, eisiu pas tą, pas tą teisininką. Gal jisai žino, kaip nuimt tą velnio areštą. Klausyk, o kai jis ateis, tu viską jam paaiškink. Kas ir kaip, gerai? Taip, kavos paimk, įsigerk. Nežinau, nuspėjau. Gerai. Kas skambino? Kanarskas. O tu. Sako, Iglė advokatus užleido. Ir aišku, tie advokatai nori pinigų. Nežinau, sako, atvažiuot. Nuveši? Kur aš dingsiu? Važiuojam. Ant gyvatė. Dabar gers ir gers kraują. O, sveika. Labas. O Kanarskio nėra? Ne. Išėjo pas teisininkus. Tuoj grįš.
Tai kokie čia advokatai siaučia? Sąskaitas užblokavo. Čia dėl skyrybų? Iglė pateikė ieškinį, tai gal šitas reikalas neįsispręs. Įmonė mirus. O be pavedimų tai ir statybos mirė. Kaip jinai pasikeitė? Kažkokia furija virto. Pykotės? Ne, kažkaip viskas sava vaga. Aišku, buvo ten kažkoks šaltukas jautėsi, bet tikrai nesitikėjau, kad susirado kitą. Dar man video atsiuntė su Henriku, kad jau viskas būtų aišku jau. Tai gal nusibodo, nebaudinėtų. Gal tas jos Henrikas nebuvo apsisprendęs iki galo. Dabar jau kartu gyvena. Pabūtis. Pabūtis. Tu išgėręs. Ai, biški. Biški. Tai kaip sekėsi? Ai, gerai. Susitikom, pakalbėjom, išgėrėm biški. Dabar jau galima ir su Richardu susitikti. Buvai pas advokatus. Padaviau skyrybų dokumentus. Tuo pačiu teisėjas jau užšaldė Richardo bendrovės sąskaitas. Wow. Čia tai bus jiems smūgis. Jo, nebus pinigų, stos statybos, o tada bankrotas. Tokia statyba žlugs. Nejaudina manęs. Nu jo, tiek gyrėsi. Legalus biznis, švarus pinigai. Nu, niekada nevėlu pradėti nuo pradžių. Turim išgerti. Tai kur dabar gyvensim? Dabar pas Šramą daiktus pasidėjęs. O paskui žiūrėsiu. Gal ką įsinuomosiu, gal nusipirksiu. Turint omeny dabartinę situaciją, tai kuriam laikui turbūt pirkinius teks pamiršti. Kaip gali gyvenimas per vieną dieną apsiversti? Vaikų nėra, o visa kita užgys. Aha, sveiki. Sėdis. Gerai. Nu, matai, kokie įvykiai, a? Nu, ką galvoji?
Tiesą pasakius, neįsivaizduoju, ką daryti. Tai ką tas teisininkas? Ką teisininkas? Teisininkas sužinojo, kad teisėjas gavė skyrybų prašymą, iš karto uždarė Kaunecko bendrovės sąskaitas, kol bus nustatyta Iglei priklausanti dalis. Tai nieko negalima padaryti? Nu ką, tu advokatų kontorą iš vien su tuo teisėju. O tai gal pamokėti advokatam, kad atsitrauktų? Nieko nebus. Jie pajuto kraujo skonį, tai eis iki galo. Nu, ten teisininkų kontorui 4-5 advokatai. Būtų vienas, tai būtų galima susitarti. O dabar, bet togi jie žino, jeigu susitarsi, tai Iglė nueis į kitą advokatų kontorą. Šansas yra vienas. Koks? Tarkis su Igle. Tarkis minktui ant sąžinės, jeigu jos ten yra kažkiek tai. Supranti, juk ji viena tik tai gali nuimti areštą. Labas. Labas. Čia tau, kad diena būtų gražesnė. Ačiū. Prašau. Nu, labai gražios. Atrodo tik viena naktis. O jau tik tavęs pasiilgau. Dovydaitytė atsirado. Atsirado. Parašė mailą, kad išskrido į Ispaniją. Tipo viskas užkniso. Keista. Tai jinai čia keista. Vienu metu miegojo ir su tuo savo banditu, ir su tuo Evaldu. Nenormali. Gaila, kad taip ir nesužinojom, ką jinai ten tyrė. Aš tai manau, kad jie kažkas perkalbėjo. Manai? Nu, nematau kitos priežasties, dėl ko galėjo taip greitai imti ir išvykti. Gal tu išgerk šampano? Kažkoks labai nekalbus. O tu dėl mane šitaip apsirengus? O tai ką man namuose, vakarinę suknelę užsidėti? Ne. Gerai atrodai. O tu pameni, kai bare kažkada kalbėjom, pasakojai, kad turi mirties fobiją. Tu ją vis dar jauti? Po kokso aš nieko nebejaučiu. Pavartoji? Tik darbo reikalais, ne savo malonumai. Turi? Negali būti. Kokia tu bloga pareigūnė. O tu pažiūrėk, ką aš dar turiu. Nepamiršai? Aš atsimenu viską, ką tu sakai. Tu.
Ну, как делишки? Iglė užrakino visas sąskaitas. Yra teismo sprendimas. Nori mus nuvaryti bankrotą. Padla. Ir ką nori mūsų visų babkių? Nu, ne visų, kiek teismas priteis. Kapец, aš apakęs, blin. Tu ją atidavėjai namą. Visi salonai jos, blin. Jo-mojo. O jinai dar lenta ir nori kolektyvo apšeko. Tyčia nori mane sužlugdyti. Kardinalininkai, bet kaip taip, kur sąžinė, togi jai nieko nepadarėjai. Jinai gi pati nuėjo na lievą. Reikia susitikti ir pakalbėti. Skambinu. Čia čikavoji. Kaip gera, kad tave turiu. Man irgi gera. Pasakyk dar ką nors gražaus. Myliu tave. Ir aš tave myliu. Tai pakel. Aš su juo kalbėsiu tik per advokatus. Nu, tai taip ir pasakyk, ko tu čia bijai. Alio? Iglė, žinau, kad padavėjai mane į teismą. Noriu susitikti. Susitarsim, pasikalbėsim. Apseisim be teismų, kaip civilizuoti žmonės. Aš tau duosiu savo advokato kontoros numerį, tu su jais ir tarkis. Nereikia čia man spaudimo daryti. Iš vis aš tavim nebenoriu daugiau kalbėtis, viskas. Šaunuolė. Stipriai pavarė. Ot padla. Įsikando į mėsą, plėš iki kaulo. Kardinantai. Henrikas. Čia jis ją primokė. Ne, čia jinai pati negali niekaip man atleisti. Jo, dėl Jėvos. Dėl Gabrio. Kad nepalaikiau jos genialių sprendimų. Ne, nifiga. Kardinantai, man atrodo, kad jis specialiai laukia, kol mes pasikelsim ant babkių ir po to viską, fum, eik čia. Jos visos tokios. Važiuojam. Kur? Į Benės barą reikia tartis, ką darom. Teisingai. Nu taip, nu pavedimo nebus. Nu pinigų yra, bet suprantat, dėl šūdo nieko sąskaitos užrakintos. Nu, savininkas skyrėsi, žmona su advokatais sąskaitas areštavo ir viskas. Nu, klausykit, bandysim kažką tai daryti, galvosim. Ačiū už supratimą, ačiū. Sudė. Nu, sako, lauks iki savaitės galo, paskui ate. Niekas nenori dirbti veltui. Per savaitę Iglės neperkalbės. Nu galgi ateis koks nors nušvitimas. O dar kitą savaitę reikia su banku atsiskaityti. Žinau, čia kaip domino, vienas kauliukas nukrito ir visi kiti iš paskos. Gaila man, Richardo. Todėl, kad romanas buvo, ne? Nu koks ten romanas, kai reikėjo apsispręsti, nubėgo pas Iglę. Nu tai ašgi sakiau, kad durnas. Tu ką, nematei, kad durnas? Nu, durnas. Gerai, kad nors dabar matai.
O tada ne velnio turbūt nematėjai.